Instrumentų juostoje spaudžiame bookmarks ir pasirenkame reikalingą vaizdą. Darbo patogumui pasukame vaizdą. Pažymime sudėtinį kelią. Savybių dialogo lange įjungiame viražų funkciją Super Elevation. Kelio modelyje kiekviename kritinėme pikete atsiranda mėlynos spalvos pagalbinis elementas Gizmo. Pažymėjus pagalbinį elementą atsidaro langas, kuriame atvaizduojamas kelio skersinio pjūvio profilis šiame pikete. Perkeliant pagalbinį elementą išilgai kelio, matome, kaip keičiasi skersinio pjūvio profilis kiekviename taške. Pereiti nuo vieno kritinio piketo prie kito galima rodiklių pagalba. Dialogo lango apatinėje dalyje yra papildomi vaizdo valdymo elementai. Įjungiame kelio skersinio pjūvio komponentų atvaizdavimo režimą. Pereinant nuo vieno kritinio piketo prie kito, keičiasi atvaizduojama informacija. Kelio skersinio pjūvio komponentai atvaizduojami tik kelio ribose. Sankryžose jie neatvaizduojami. Įjungus kelio iškasų ir pylimų atvaizdavimo režimą, atvaizduojamos žemės darbų apimtys kiekviename pikete. Klaviatūroje spaudžiame Escape. Pereiname prie kito pratimo.